Šią vasarą įskrendu už Atlanto patirti tikrą amerikietišką gyvenimą. Eisim pašaudyti. Kartu su manim keliauja mano geri draugai Agnė, Kamilė, Gertrūda ir Lukas. Į Ameriką skridom su 3 skirtingais lėktuvais ir visa kelionė užtruko virš 30 valandų, kol nusigavom iki mūsų gyvenamos vietos Montanos. Čia mes praleisim 3 mėnesius dirbdami skirtingus darbus ir ieškodami nuotykių po Montanos nuostabią gamtą. O 4 mėnesį keliausim po Ameriką bandydami kuo daugiau visko aplankyti. Jei nori prisijungti prie šitos kelionės ir pamatyti, kaip atrodo amerikietiškas gyvenimas, nepamiršk paspausti subscribe mygtuko. O dabar leikiam pažiūrėti, ką šią savaitę nuveikėm Amerikoje. Duok numeriuką, gražuolė. Šiandien yra 15 oficiali diena Amerikoje, dabar yra 9 vakaro ir varysim žaisti beer pongą. Turbūt paaiškinsiu, mes gyvenam tokiam pastate, kur susirenka daug labai skirtingų šalių žmonių. Tai padarė tokias mini varžybas, kad galima žaisti per skirtingas šalis, tai mes atstovausim Lietuvą. Ir bus visokių iš Italijos, iš Meksikos, Ispanijos, Tailando ir taip toliau. Taip prieš jų komandą žaisim tiesiog ir žiūrėsim, kas nugalės šį vakarą. Tai aš manau, kad taip aišku, kad Lietuva nugalės. Vienintelis blogas dalykas, kad mums rytoj į darbą 6 ryto keltis. O dabar 9 vakaro, tai nežinau, kada mes čia baigsim ir kiek čia alaus reikės išgerti. Dabar žais Lietuva prieš Meksiką. Vadinos žaisim prieš Fabianą. Vadinos kas? Laimėsim! Jeigu meti tiesiai, tada galima blokuoti. Jeigu atbouncina nuo stalo, tada viskas gerai. Bet jeigu numuši, kai atbouncina nuo stalo, tada kitas turi 2 kartus mest. 2. Kas gali mum liepti ir uždraus, saulės vaikai ir lietaus. Norim gyventi ir jaust, niekas nepavadovaus. Patys karaliai nakties, saugotojai paslapties. Tai nebe nuodėmė, čia karališka erdvė. Laimim prieš Meksiką. Pas mus 2, pas juos 1. Guess you're gonna lose. Taktika išanom, kai reik pašokti, tada geriau sekasi. Davai. Vienas prieš Meksiką. Sadly, my brother lost, but in my heart, you are always the winner. Una vez tapa seguridad. Que se meta de patrona, este pa' allá. Pralaimėjom prieš tus meksikiečius, nu bet ką padarys. Bandėm, stengiamės. Ko trūko? Ko lietuviam trūko? Puta mierda, trūksta puta mierda. Nu, jie geriau užveda komandą tiesiog. Ne, jie pripratę yra prie to šitos aukštumos, altitude, žinai. Jo, čia mes 1,5 kilometro į viršų esam. Mes nepripratę tokiam aukštį sportuoti. Taip, kaltinam aukštį. Gerai, varom toliau žiūrėti, ką žaidžia. Baigęs balius apsaugai išveda mus. Fabianai išveda mus. We got fucked, dude. It's alright. Boys can play, man, because we're too lit in this bitch. We still going out, though. We still fucking taking this till 5 a.m. Party outside. Oh, hell yeah. Varom į lauką. Skausmas, horizontas šviečiamas skaustas tau. Pažįstamas jausmas, skambečių man tai nešu. Tu nepražūsi, aš tikiu vis dar nežmoniškai lėkiu. Vis dar nežmoniškai lėkiu. Tik ar mes matom tai, kad
kartu, viskas matosi iš akių, viskas matosi iš akių, matosi iš akių. Ketvirtas fantastiškas, juodų kaip rinktinės penketas. Oh my God, he's there! We're outside because they kicked us out, yeah? Tell me like a curse word. Curse word? Say Bibideo. Video. One more time. Bibideo. 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 Yeah. What does that mean? I don't give a shit. Oh, that's nice. Yeah. Kas čia vyksta, aš suprantu. Ketvirtą kartą apverčia. 5. Penktą. Y 6. Y te voy a decir cuál es tu carta. Ok. Entonces, bajo ningún concepto... Sako ne šita dabar. No me des Nebus ne ninguna šita, pista. sako. Ok, quiero adivinar yo. Matai, sako ne šita. Dabar ne, ir tada. Yo de momento no noto nada. Sako, aš sustabdysiu Entonces, tada. cuando note la energía te lo voy a decir. Pero de momento no noto nada. Jisai sako, kad bus viskas gerai. De momento yo no noto nada, así que voy a ir sacando sin más. Has mezclado tú, la noto un poquito, pero no Sako, mucho. turėk kantrybės. La noto un poquito, pero no mucho. Praleido kortą. Korta yra dama, o šita Creo que es esta. Palauk, Šita sako korta. mes kortas ir tada Yo sé, parodys. es esta 100%. Me cago en la verga. He's saying that's the car. Okay. Si queréis, nos jugamos algo. Nos jugamos algo. No, come on. $50. $1. The next card I flip is gonna be his card. Okay, flip it. Wait. I'm nervous, cabrón. Jis paėmė tą kortą. Jis, sakau, duok jam You susigauti. have everything in video, right? Okay. Is this your card? No. Yeah, it is. Just give me the dog. Žinote, kad mes pralaimėjom prieš meksikiečius ir jie išėjo į finalą ir dabar žais prieš kažką. Tiksliai nežinau prieš ką, bet žiauriai fainai buvo, daug žmonių, su visais bendravom, išgėrėm, tai tikrai smagu. Aš dar grįšiu biškį, kameras jau padėjau, pabūsiu dar, kokią 1 valandą grįšiu namo ir varysiu miegučio, nes 6 ryto reikia varyti į darbelį. Tai va, susitiksim kitą dieną. Labanakt. Fuu, vaikinė. Kažką miego reikia. Kad gerai jau įsikūrė, buvom vėl parduotuviai, prisipirkom visokių nesąmonių. Noriu parodyti, ką nusipirkom, nes šiandien varysim prie ežero. Tai vat parodysiu, ką nusipirkom. Nusipirkom vieną tokį kietą dalykėlį. Daug neaiškinsiu, kas yra, bet reikia mesti žiedą. tą žiedą užkabini arba neužkabini ir jeigu užkabini, padedi tą medinį blokelį į priekį, kas pirmas nueina į vidurį, kitas žmogus turi gerti. Bandysiu sudėliot, čia reikia gan sukonstruoti pačiam viską. Labai daug, tiksliai nežinau kaip čia reikia daryti, nes aš neturiu nei atsuktuvo, jokių įrankių, ne mano namai, tai aš nieko neturiu. Sulauksim visų kitų lietuvių, už valandas kažkur varysim, pabandysiu surinkti greitai ir varysim prie ežero. Ten Fabianas, jis kadangi yra šefas, pakukins mums skanios vakarienės, eisim pasimaudyti ir gerai praleis laiką. Nežinau, ką čia matosi, bet nėra daug. Jungiam timelapsą, sujungiam greitai šitą šūdą. Taip jausdavosi 13 metų, kai tėčiui reikėdavo padėti terasos žaidimui. Einam padirsim biškį. Biškį padėsim man. 8 valandas tai va. Baigiam dėliot. Komanda X. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Tokio dydžio. Čia yra žiauru. Čia yra, aš nežinau, Agne, atsistok, parodyk. Čia žmogaus dydžio dalykas. Realiai, kas nežino, tiesiog yra va toks žiedukas. Ir tą žieduką turi taip... Tai paimti ir ant to kabliuko, bum, ir užmaut. Ir tada padedi šitą taip, op. Ir kas pirmas nueina šičia, kitas žmogus geria. Gerai, jau biški laikas tiksi, nespėjom, tai varom prie ežero ir susimatysim mašinai. Pagaliau atvažiavom, stėts kaip ilgai ieškojom. Nulis ryšio čia. Kai kietai. Taip atrodo, darnas. Čia kiečiausias dalykas, kokį aš esu matęs, pažiūrėkit. Varysim? Varysim su riklentėm? Aš tai jau išplaukiu.
Olia. Šefukas. Put lime on it. Lime? Reikia būtinai uždėt? Nu, pažiūrim, ką Fabianas gerą pagamino. Wow. Gilu? Skanu? Atsiprašau. Valgom išrupojau. Ako nusiplovau? Ką dabar darom? Esam prie ežero ir žiūrim žaibus. Vėliau eisim žaisti. Hebra pagavau. Visiškai tamsoje esam. Pabandysim pažaisti šitą žaidimėlį. Susitapinom pilnai. Prie laužiuko. Bum. Panelės. Kažkas nori pafilmuoti, kai mes žaidžiam? Pupytės. Aš iš tikrųjų žvėris ant šito žaidimo esu. Jis nesupranta. I gotta win this shit. Let's go. Two. This mother. Three more. Opa, three. This motherfucker, dude. Losing this shit right now. Opa! Woo! Lietuva! Lietuva! Ar esi pasiruošęs šitam žaidimui? Žiūrėk, aš tau parodysiu, koks aš pasiruošęs. Nu, parodyk. Viskas. Hijo, pero miente. Boom! How does it feel to lose? Uf. Baigas balius. Buvo gražu, smagu, pasimaudėm, pavalgėm, pažaidėm. Pasimaudėm, grinai pasimaudėm ir nebuvo gelintas vanduo, realiai galėjai plauti. Aš kai maudžiausi buvo ant tiek taip tamsų iššok ir ten taip tamsu atrodo, kad aš čiuptu to iš kojas. Šiaip dar vienas dalykas, tai tu toksai, žinai, Lietuvoj, kai būni miške, tai taip, miškas, bijai erkių. Čia erkė paskutinis dalykas, ko aš bijau. Čia miškų yra ir atrodo, ta miška bus čia kažkur netoli ir mes steikus kepam. Tai taip baisu buvo, bet išgyvenom, viskas gerai, susitiksim kitą dieną arba kitam video. Pažiūrėsim. Čiau.